Labą dieną. Gal pradėkime laiku. Aplinkos projektų valdymo agentūros organizuojamus mokymus. Šių mokymų tema kainos ir kokybės santykio kriterijų taikymas CPO LT kataloge, architektūrinio projekto vertinimo kriterijai. Pranešimus skaitys CPO atstovė Diana Šabanaitė ir architektė Dalia Dijokienė. Mokymų metu galite užduoti klausimus, klausimų skiltyje. Mokymai bus įrašomi, o jų įrašas paskelbtas internete. Paprašysiu visų laikyti mikrofonus išjungtus, kad būtų lengviau kalbėti pranešėjams. Įsijungsime tik tai tuomet, kai pereisime prie klausimų. O prie klausimų pereisime, kai išklausysime abu pranešimus. Tai ačiū už jūsų kantrybę. Ir perduodu žodį CPO atstoviai Dianai. Sveiki. Tik noriu pasitikrinti, ar skaidrės matosi kaip ir anksčiau, nieks nepasikeitė. Taip, viskas gerai. Viskas gerai. Tai su Kristina derinant temą, ta prasme, susitarėm, kad kalbėsim dviem temom, nors aš aišku apie du pirkimus, kuriuose taikomi kainos ir kokybės vertinimo kriterijai. Aišku, kaip sakau, daugiabučių modulį šiemet planuojame atnaujinti, tai tų pasikeitimų gal bus, bet kol atnaujinsim, tai kaip bebūtų taikomi dabartiniai kriterijai, kokie nustatyti, tai gal tiesiog irgi trumpai pristatysiu. Gal yra naujokų, kaip pasakyti, kam bus aktualu, arba ir seniau vykdantiem pirkimus gal yra kažkokių klausimų, galėsit užduoti tiesiogiai, ką galėsiu atsakysiu, ką negalėsiu išsinešiu ir vėliau atsakysiu. Tai dabar pakalbėkime apie daugiabučių rangos darbų modulį, ne? Kataloge, nedemonstruosiu, kataloge vykdant pirkimą yra pasirinkimo galimybė taikyti mažos kainos kriterijų arba kainos ir kokybės kriterijų. Taikant kainos ir kokybės kriterijų galima rinktis 4 arba 3 kokybės kriterijus. Tai kriterijai būtų kaina, visais atvejais taikoma, terminas, yra tas kriterijus, kuris yra pasirenkamas užsakovas. Užsakovas sprendžia, ar rinkti šitą kriterijų, ar nesirinkti. Atkreiptinas dėmesys, kad pasirinkus šitą kriterijų, užsakovas turi nurodyti darbų atlikimo terminą, 2 darbų atlikimo terminus, minimalų ir maksimalų. Ir ką tai reiškia, tada tokiu atveju tiekėjas siūlo terminą tuose rėžiuose ir pagal tai gauna balus, kuo trumpesnį terminą pasiūlo, tuo palankesnį balą gauna. Tada 3 kriterijus visais atvejais taikomas yra papildomo garantinio laikotarpio įsipareigojimo vykdymo užtikrinimo terminas ir papildomo garantinio laikotarpio įsipareigojimo įvykdymo užtikrinimo vertė. Sistemoje balai dėliojasi, ta prasme, kiekvienas balas turi atitinkamą rėžį. Tai kaina, balas gali būti nustatomas lyginamasis svoris, gali būti nuo 70 iki 90, termino svoris nuo 10 iki 20, kitų 2 papildomų kriterijų lyginamasis svoris netaip senai yra mūsų sumažintas ir nustatytas po 5 kriterijus, kad suteikti mažareikšmę dalį būtent šitiem kriterijam. Nes kažkaip pastebėjom, kad prasidėjo piknaudžiavimas rinkoje, ko anksčiau liktais nebuvom užfiksavę, paskui turbūt rinkos situacija atitinkamai paįtakojo, kad tiekėjai pradėjo gudrauti šitoj vietoj ir labai kelti, naudotis būtent GT ir GV kriterijais ir už tai gauti papildomą naudą, kuri, siūlant ženkliai didesnės ir didesnį terminą ir didesnę vertę, ta prasme tikrai yra abejotina. Tai dėl to yra nustatyti sumažinti kriterijai iki minimumo.
Tai vat lyginamųjų svorių ribose užsakovas, kurdamas užsakymą CPO.lt kataloge, turi dėliotis tuos balus atitinkamai, kad susirinktų ne mažiau kaip 100 balų. Jeigu surinksit mažiau, sistema jums mes klaidą ir negalėsit tokio pirkimo pateikti CPO.lt. Galvoju, ką aš dar noriu pasakyti apie tuos kriterijus. Turbūt nieko, ta prasme, mintis tokia, kad šiemet atnaujinant modulį tikrai kvestionuosim GT ir GV kriterijų, nes ir su tiekėjais turėjom daug diskusijų ir ta prasme, kokia jų pridėtinė vertė ir visa kita, tai kaip bebūtų atnaujinant modulį ir su aplinkos ministerija tame tarpe ieškosim būdų tuos kriterijus rasti, gal naudą didesnę nešančius, būtent užsakovui. Tai su daugiabučių kriterijais tiek, pereinam gal prie statinio statybos techninės priežiūros kriterijų. Statinės statybos techninės priežiūros modulyje visais atvejais yra taikomas kainos ir kokybės vertinimo kriterijus. Kuriant modulį irgi iš tikrųjų, kaip pasakyti, kadangi pats modulis iš savęs problematiškas, ir jisai sukurtas senokai ir, kaip aš sakau, sukūrus rinka reaguoja į mūsų sukurtas sąlygas ir bando jas visaip prisitaikyti savo palankiau, tai kai rinka prisitaiko ir mes matom, kad, kaip pasakyti, tas prisitaikymas iškreipia rinką, tai mes tada keičiam tuos kriterijus ir būtent šitas modulis, tai kaip sakau, ta istorija jo pokyčio, tokia yra įdomi, ta prasme, nebuvo taikomas kažkada specialisto valandinio įkainio grindys, tai turėjo CPO.lt labai didelių problemų, nes tiekėjai siūlė labai žemas kainas, ta prasme, ir tada praktiškai didesnė dalis tiekėjų turėjo grįsti neįprastai mažą kainą. Ir visiems kilo klausimas, kaip už tokią kainą galima atlikti kokybišką statinio statybos techninę priežiūrą. Į tai reaguodama nustatytos valandinio įkainio grindis, CPO.lt nustatė grindis, kaip pasakyti, bandydamas sureguliuoti tą situaciją. Šiam momentui, kaip pasakyti, lygtais su tom grindim ir eina, nors aišku matom ir girdim kitokių biškį problematikų. Bet grįžtam prie pačių kriterijų, tai kaina visais atvejais taikoma ir kainos lyginamasis svoris yra 50, aplinkos apsaugos priemonė yra viena iš taikomų ekonominio naudingumo kriterijų. Šitą kriterijų patikrina CPO.lt po tiekėjo paraiškos įvertinimo. Tiekėjas tiesiog pagal nustatytas sąlygas teikia informaciją CPO.lt, kokias priemonės taiko ir pagal tai, pagal nustatytą tvarką, CPO.lt priskiria atitinkamą balą pagal taikomas priemonės ir tas balas yra, kaip sakau, užkoduojamas sistemoje ir jisai visada įsiskaičiuoja į ekonominio naudingumo apskaičiavimo formulę, tais atvejais, kai tas tiekėjas teikia pasiūlymą. Socialinis kriterijus yra lygiai tas pats, patikrinamas CPO.lt darbuotojų. Bandėm vėlgi atliepti, kaip pasakyti, ir socialinio kriterijaus taikymo skatinimą ir bandėm atliepti turbūt paskatinti tuos rangovus pasiūlyti tą didesnę kainą truputėlį ir už tai gauti papildomus balus. Su ta formulė, pagal kurią šiuo metu yra skaičiuojamas ekonominio naudingumo balas, kaip pasakyti, turėjom daug didelių diskusijų ir su viešųjų pirkimų tarnyba ir su ta pačia APVA ir viešųjų pirkimų tarnyba padėjo reguliuoti formulės ir lyginamosius svorius ir kad būtų ta pusiausvyra, jinai nebūtų iškreipta, tai, kaip pasakyti, tai jinai šiuo metu veikianti ir tas socialinis kriterijus irgi, tai yra, tiekėjas gauna papildomą balą už pasiūlytą didesnį specialistui
valandinį įkainį, nei yra nustatytas minimalus valandinis darbo užmokestis. Tai va, šitą modulį nežinau, girdim aišku rinkoj, kad tas mūsų struktūra va šito modulio, kad galbūt jinai yra, kaip pasakyti, ne visais atvejais palanki perkančiai organizacijai, nes lėšos yra suplanuotos mažesnės, ane, ir perkančiosios organizacijos neįtelpa į mūsų biudžetą. Čia atsižvelgiant į tai, kad nustatytas minimalus valandinis įkainis yra specialistui, žemesnio tiekėjas negali siūlyti ir pagal tai tada yra sistemai padaryti nustatymai, kad ir užsakovas turi siūlyti ne mažesnį valandinį įkainį, nei yra nustatytas vyriausybės. Tai vat ir su tuo planuojamu biudžetu, kiek suprantam, kai kuriais atvejais yra keblumų. Nežinau, bandom dar diskutuoti viduj, ar mums čia nekalbėti ir su aplinkos ministerija, kuri yra STR numačiusi valandų apskaičiavimą. Ir mums kažkaip ir kyla klausimas, ar valandos paskaičiuotos pagal STR ir nustatytas minimalus valandinis įkainis. Ir kaip čia gaunasi, kad, kaip pasakyti, ne visais atvejais perkančiosios organizacijos susiplanuoja tokį biudžetą ir susiplanuoja mažiau pinigų. Tai kažkur kažkoks čia prasilenkimas vyksta, tai nežinau, bandysim šitą vietą dar mes paieškoti, ar čia mes galim kažkokių vaistų, kaip sakau, šitai vietai rasti, kad išgydyti. Tai trumpai turbūt tiek. Ir planavau trumpą pristatymą, tai nežinau, jeigu turit klausimų, galim pasikomentuoti, nors šitą vietą gal Kristinai perduosiu, ar čia dabar, ar vėlesniai, po kito pristatymą. Būtų tikslas, kad išklausytume abu pristatymus ir tada pereitume prie klausimų. Gerai. Tai ačiū Jums, Diana, ir tada perduosime žodį Daliai. Labą dieną, tu jau pasidalinsime ekranu. Tikiuosi matote? Taip, matome. Tai aš papasakosiu, ką išmanau, bet kaip tai, ką papasakosiu, įsipaišytų į pirkimus, aš matyt neatsakysiu, nes tiesiog kalbėsiu iš tos profesinės pusės ir kalbėsiu apie architektūrinio projekto vertinimo kriterijus, kuriuos, kaip čia pasakyti, kuriuos galbūt mus įpareigoja arba suteikia galimybę įvykę 24 metais pokyčiai. Nors jie nėra tokie švieži, nes šiaip nuo 2017 metų priimtame architektūros įstatyme jau buvo įvardinti architektūros kokybės kriterijai, tik tai tiek, kad nebuvo galbūt nuorodos arba kažkokio paaiškinimo, kaip jie praktiškai galėtų būti taikomi. Tai nuo 22 metų atlikus tokį tyriamąjį darbą buvo pakoreguotas architektūros įstatymas ir jo nauja redakcija įsigaliojo 24 metų gegužės mėnesį. Paskui tą įstatymą sekė ministro nutarimas, kuriuo buvo patvirtintos. Aš irgi Buvo nutarimas dėl architektūros kokybės vertinimo metodikos. Tai trumpai aš ir pristatysiu tame įstatyme esančius kokybės kriterijus ir metodiką, kuria vadovaujantis galima atlikti vienokį ar kitokį vertinimą. Ta metodika yra skirta, kaip čia pasakyti, per praeitus metus turėjo, bet savivaldybės to neatliko, tai dabar šiais metais vyksta. Kiekviena savivaldybė turėtų pasitvirtinti būtent tos metodikos taikymo gairės, kaip ta metodika galėtų būti taikoma savivaldybėse
pačiose savivaldybėse vertinant projektus, rengiant konkursus, regioninėse architektūros tarybose ir taip toliau. Bet kadangi įstatymas ir metodika yra, tai tiesiog jie galima naudotis, nes pavyzdžiui mes Vilniaus regioniniai architektūros tarybai, vertindami mums pateiktus projektus, tai vadovaujamės jie. Tai taip pat jo VŠI statybos sektoriaus vystymo agentūra jie yra parengę metodikos taikymo gairių rengimo kaip ir rekomendacijas, bet vėlgi čia yra savivaldybėm tokia labai išplėstinė medžiaga, kurią galima naudotis kaip pagalbinė priemonė tam, kad, tarkim, pasirengti, kaip ta metodika galėtų būti taikoma konkrečioje savivaldybėje. Ir šiuo metu architektūros įstatyme, architektūros kokybės kriterijai yra, kaip čia pasakyti, yra dviejų tipų, yra suskirstyti į dvi grupės. Galbūt nėra to įstatymo akivaizdžiai tas atlikta, bet pačioje metodikoje tas jau yra aiškiau pasakyta. 8 kriterijai ir 4 kriterijai kalba apie objekto arba projekto santykį su jį supančia aplinka. Tai čia mes turime atitikti darnaus vystymosi principams, urbanistinį integralumą, santykį su paveldėtom vertėm ir aplinka visiems. Universalaus dizaino principų taikymas. Tai 4 kriterijai, kurie kalba, kad kaip objektas turėtų integruotis ir kokį santykį jisai kuria su jo artimiausia aplinka. Ir 4 kiti kriterijai kalba jau apie paties objekto ar projekto charakteristikas. Tai yra kalbama apie sprendinių ekonomiškumą, inovatyvumą, funkcionalią struktūrą bei vientis architektūrinę idėją ir estetiką. Ir pačiame įstatyme yra išskleisti yra patys kriterijai ir yra išskleisti kriterijaus sąvokos apibrėžimas tiesiog, ką apima tas kriterijus. O metodikoje yra, kaip čia pasakyti, žengta dar toliau ir metodikoje jau yra įvardinama tuo kriterijumi, kokie aspektai turėtų būti įvertinami ir kaip pagalba tų aspektų vertinimui yra sukurti klausimai. Tai vėlgi, vien tam, kad matematiškai būtų lengviau orientuotis, tai kiekvienam kriterijui yra pateikta po 8 klausimus, kurių dėka galima ir pasižiūrėti, kaip, tarkim, tas objektas arba projektas atliepia tą kokybės kriterijų. Ministro metodikoje, kurioje rekomenduojama, kad savivaldybės pasirengtų gaires, kaip taikyti, yra siūloma kiekvienai savivaldybei pagal poreikį tuos klausimus galima būtų ir patikslinti arba papildyti arba padaryti konkretesnius, nes patys tie klausimai yra pakankamai bendro pobūdžio, jie tiesiog atkreipia dėmesį į kokius, kaip čia pasakyti, į kokius vertės atributus, į kokius elementus reikėtų atkreipti dėmesį. Tai va, tai sistema yra tokia ir dabar labai trumpai galime perbėgti, tarkim, tuos pačius kriterijus ir jų tuos klausimus. Ir šiaip čia, ką aš rodau, tai tikrai yra viešai prieinama tiek pats įstatymas, tiek ministro metodika kokybės vertinimui skirta. Tiesiog, kad aš čia vizualiai esu tam susidėjusi, o šiaip šalia iliustracija, kuri yra, tai jinai visgi neatsitiktinė, nes šitą architektūros įstatymo pokytį arba korektūrą arba detalizaciją kriterijų, tai iššaukia, gal toks žodis netiktų, bet panašiai, tai Europos Sąjungos vykdomi darbai. Nes žinote, yra paskutiniais metais tikrai labai nemažai dokumentų priimta, kurie kalba apie architektūros kokybę, apie gyvenamos aplinkos kokybę. Tai ir tas Baukultur naujos deklaracijos ir Davos deklaracija,
Tai juose šitose dokumentuose taip pat buvo išskirti 8 architektūros kokybės vertinimo kriterijai. Ir mes pabandėm pasižiūrėti, kaip Lietuvos įstatymė tuo metu buvę, tai mes tada turėjom 10 ir tie 8, kaip jie tarpusavį koreliuoja ir kur yra sąsajos, kur yra kažkokios skirtumai. Tai buvo pabandyta, kaip čia pasakyti, suderinti arba sulieti tiek ES politikos tuos imperatyvą, tiek turimą mūsų tą teisinę bazę. Tai va ta iliustracija ir parodo Europos dokumento kriterijų, kuris kalba arba visiškai apie tą patį, arba labai yra artimas mūsų tiem turimiem kriterijum. Taigi, kalbant apie atitikti darnaus vystymosi principam, šita savoka, tokia pakankamai plati, tą apibrėžimą jūs matote, bet jeigu konkretinti, tai joje yra užkoduoti tokie aspektai kaip atsakingas išteklių naudojimas, gamtos puoselėjimas ir prisitaikymas prie klimato gamtos padarinių ir jų švelninimas. Tai tam, kad būtų galima atsakyti, kaip projektas atliepia šitą kriterijų, tai vat yra, tie, kaip sakiau, 8 klausimai. Vėlgi, dabar gal tų klausimų aš ir neskaityčiau, nes tikrai jūs ir šitą medžiagą turėsite ir aplinkos ministro metodiką taip pat galima susirasti internete. Urbanistinio integralumo kriterijus kalba apie kontekstą, kalba apie užstatytą kontekstą, kuriame atsiranda objektas arba kuriame tas objektas yra, tarkim, regeneruojamas, konvertuojamas ar daroma kažkas panašaus. Ir aspektai, kurie turėtų būti vertinti, tai visgi įsijungimas į tą urbanistinės vietovės plano struktūrą, užstatymą, tūrinę erdvinę kompoziciją ir esamo kultūrinio kraštovaizdžio formavimas arba įtaka tam esamam kultūriniam kraštovaizdžiui. Ir vėlgi konkretus klausimai ir yra skirti, kurie klausia, kaip į sklypų struktūrą, kvartalų struktūrą įsiliejama, kaip integruojamasi į gatvių, dviračių bei pėsčiųjų takų tinklą. Taip pat kalbama apie užstatymo tipologiją, apie užstatymo tankumą, intensyvumą, aukštingumą, santykį su susiklosčiusia ta kompozicinė sąranga ir panašiai. Tai šis kriterijus kalba apie urbanistinį integralumą. Kaip pačioj pradžioj minėjau, kaip sakiau, pirmi 4 kriterijai yra skirti santykiui su aplinka. Tai matyt, kiekvienu atveju, šiaip mes, pavyzdžiui, vertindami regioninio architektūros taryboje projektus, tai kiekvienu atveju ekspertų taryba visgi diskutuojame ir nutariam, kurie konkrečiai kriterijai konkrečiam projektui ar konkrečioje projekto stadijoje yra tikslingai vertinti ir tada faktiškai tik juos ir pagal juos ir vertinam tą objektą. Toliau santykis su paveldėtom vertėm, kodėl tai nėra, kaip čia pasakyti, nėra pasakyta, kad tai yra kultūros paveldo objektų saugojimas, todėl kad kultūros paveldo objektų saugojimą apibrėžia ir nusako kiti teisiniai dokumentai, o šiuo atveju mes kalbam plačiaja prasme apskritai apie paveldėtą situaciją, kitaip sakant, apie palikimą, kurį mes esam paveldėję ir nebūtinai to palikimo elementai, užstatymas ar dar kažkas yra įvardinti kaip kultūros paveldo objektai. Todėl šituo kriterijumi norima įvertinti tuos aspektus, susiklosčiusių vertingų ypatumų įvardymas ir išsaugojimas, kitaip sakant, net ne paveldo vietovėse vis tiek yra susiklostęs kažkoks gatvių tinklas, užstatymo pagrindiniai bruožai ir galbūt jie tai vietoviai yra reikšmingi ir tai reikėtų atsižvelgti. Toliau taip pat minimas tas aspektas, kad kultūros paveldo objektų saugomas ir pritaikymas, jeigu jie yra vietovėje, taip pat vertinamas pats pertvarkymo mastas ir to pertvarkymo tikslingumas,
ir autentiškumo puoselėjimas bei vientisumo išlaikymas, jeigu jis yra vertingas toje vietovėje. Na ir vėl, kaip minėjau, tai yra klausimai, kurie padeda tuos aspektus įvertinti. Kalbant apie aplinką visiems, tai čia po ja yra užkoduotas keletas dalykų. Tai yra ir socialinis jautrumas bei atsakomybės skatinimas pačių gyventojų, pačios bendruomenės, objektų ir vietų pasiekiamumas, kaip čia pasakyti, galimybė ar to pasiekiamumo tas užtikrinimas ir universalaus dizaino principų taikymas. Kitaip sakant, projekto, objekto ar vietovės lankstumas, paprastumas ir intuityvus naudojimas tam, kad visų tipų ir visų fizinių pajėgumų žmonės galėtų tuo naudotis. Tai vat aplinkos visiems yra tokie vertinimo aspektai ir vėlgi 8 klausimai, kurie padeda įvertinti, kiek yra atsižvelgta projekte į šiuos aspektus. Kiti 4 kriterijai, kurie kalba jau apie patį objektą ir paties objekto architektūrinę kokybę, tai mes pradedam nuo sprendinių ekonomiškumo. Ir šiuo kriteriju mes vertinam tokius aspektus kaip numatomos statybos kokybiškumą, sąnaudų pagrįstumą, vietos vertės didinimą. Kitaip sakant, įvykdžius projektą vietos vertė turėtų pakilti ir esamos socialinės bei inžinerinės infrastruktūros išnaudojimą arba jos papildomą ir naują kūrimą. Ir vėl turim tuos gelbėjančius klausimus, kuriuose, kaip matote, labai jau konkrečiai tada klausimą, tarkim, ar pasirinktos kokybiškos statybinės medžiagos, ar taikomi tinkami techniniai sprendimai, medžiagų gyvavimo ciklas, jo ilgio įvertinimas ir panašiai. Tai vėlgi, matydami tuos klausimus, tai kaip sakiau, mes tai ekspertinio vertinimo metu mes visų pirma nusistatome, kuriuos kriterijus yra tikslinga taikyti. Ir tada jau žiūrima į tuos klausimus kaip į pagalbinę priemonę, kurių dėka mes galim diskutuoti ir įvertinti vieną ar kitą objektą. Kalbant apie inovatyvumą, čia netgi koreguojant įstatymą, kadangi šiaip jame buvo inovatyvumas jau prieš tai, kaip kokybės kriterijus įrašytas, bet čia vyko irgi gan ilgos diskusijos, ar kiekvienam objektui reikalingas šitas kriterijus. Nes jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, apie paveldo objektų istorinių pastatų renovavimą, tai galbūt mes naudosime tradicinės priemonės ir tas kriterijus šiuo atveju galbūt bus jau ir nebetikslingas. Bet jeigu tas kriterijus būtų įtrauktas vienas kaip vertinimo priemonė, tai jame tada atsiranda tie aspektai kaip nauji architektūriniai, urbanistiniai, kraštovaizdžio sprendiniai, naujų technologijų medžiagų panaudojimas ir laikmečio vertybių atspindėjimas. Tai vėlgi labai priklauso nuo paties objekto ir tikslo, kokios siekiama ir tada kiek reikalingas šitas kriterijus vertinant. Ir vėlgi turime tuos 8 klausimus, kurių dėka galima būtų įvertinti vertinamą objektą. Funkcionali struktūra, tai jinai apima vėlgi keletą aspektų. Tai ir gyvybingos ir mišrios paskirties užtikrinimą, atitikimą numatytai funkcijai bei galimybę prisitaikyti pakitus poreikiams. Vėlgi labai priklauso nuo paties objekto, kas jame yra, kaip čia pasakyti, kokia yra jo paskirtis
kokia yra galimybė tai paskirčiai keistis, jeigu keičiasi sąlygos ir kokią, gal ne naudą, bet kokią įtaką objektas darytų jo supamai artimiausiai aplinkai. Čia kalbant apie tą gyvybingumą ir mišrios paskirties užtikrinimą. Ir vėlgi turime klausimus. Šiaip tai klausimai irgi yra sumodeliuoti taip, kad tie minėti aspektai, kad kiekvienam aspektui tektų bent po 2-3 klausimus, kad būtų galima įvertinti, kiek yra atsižvelgta į tuos minimus aspektus. Nu ir 8. paskutinis kriterijus, kuris šiaip tai iš tiesų ir Europos Sąjungos dokumentuose, jis tikrai įvardintas labai paprastai grožis ir mes jį traktavome kaip vientisa architektūrinė idėja ir estetika. Ir šitą kriterijų galbūt ne taip paprasta įvertinti, nes jame tikrai yra daug subjektyvumo, bet vis tiek buvo pabandyta jį sudėlioti, kaip čia pasakyti, kiek įmanoma objektyvesniais vertinimo aspektais ir vėliau klausimais. Tai šituo kriteriju mes apimam architektūrinės idėjos buvimą arba nebuvimą, tos idėjos vientisumą, tada meninį santykį su aplinka ir vėlgi klausimuose bus jis truputį išskleistas labiau. Meninės raiškos priemonės, kokios taikytos, kokios taikomos pačiame projekte. Ir taip pat kalbama apie šiuolaikiškumą. Ir vėlgi tie 8 klausimai, kuriuose yra išskleidžiami patys kriterijai, ne kriterijai, aspektai, ir kurių dėka galima būtų įvertinti, kaip yra atsižvelgta į šitą kokybės kriterijų. Taip pat ES minėtose dokumentuose ir mūsų aplinkos ministro metodikoje yra pasiūlyta grafinė priemonė, kaip čia pasakyti, arba rezultatų pavaizdavimo grafinė priemonė, kuri leistų kaip ir galbūt akivaizdžiai susidėlioti ir pamatyti tuos vertinimo rezultatus. Tai šita spindulinė diagrama, kaip matote, tai yra tie patys 8 architektūros kokybės kriterijai, yra 100% ir mintis yra tokia, kad tarkim pasirinkus tuos vertinamus kriterijus ir atsakant į klausimus, jeigu į klausimus yra atsakoma teigiamai, tai 8 klausimai 100 dalintas iš 8, kiekvienas klausimas apie 12% turi ir taip galima susisumavus, tarkim, pasižymėti tą taškelį, kiek yra įvertintas vienas ar kitas kriterijus. Dabar tiek Europos dokumentuose, tiek metodikoje lietuviškoje, neatsimenu, ar tas akcentuojama labai ar ne, bet vertinant nereiškia, kad kiekvienas kriterijus, kaip sakiau, visų pirma yra pasirenkami kriterijai, kurie yra reikšmingi ir kuriuos norima įtraukti ir kuriuos turėtų būti atsižvelgta vertinant projektą. Ir vėliau nebūtinai kiekvienas kriterijus turi surinkti maksimalų tą skaičių, arba jeigu surinkus maksimalų skaičių, tai jau reiškia gerai, jeigu surinkam mažiau balų, tai jau blogai. Tiesiog gali būti, kad jeigu jūs įtraukėt visus 8 kriterijus ir kažkuris kriterijus nėra, galbūt, kaip čia pasakyti, yra nepamatuojamas arba nėra aktualus konkrečiam atvejui, tai jis tų balų gali ir nesurinkti, bet tai nereikštų, kad yra problema su kokybė, tiesiog tai gali reikšti, kad šiuo atveju tas kriterijus nėra aktualus. Tai va, bet šitas, kaip čia pasakyti, spindulinė diagrama, tai yra kaip priemonė, kuri galbūt gali būti pasinaudojama tuomet, jeigu reikia įvertinti keletą projektų. Tai pavyzdžiui, ir juos palyginti tarpusavyje. Tai įvertinus kiekvieną projektą susižymėjus, galima tada jų tą grafinę raišką palyginti ir atrinkti galbūt laimėjusi tą projektą. Tai čia,
kaip čia pasakyti, teorinė dalis, bet galiu parodyti, kaip mums esame išbandę šitą metodiką urbanistinio forumo metu. 2022 metais, kai buvo parengta ta tiriamoji medžiaga paties architektūros įstatymo koregavimui ir medžiaga pačiai metodikai, tai tada urbanistinio forumo metu išbandėme tiesiog su architektais, visuomenės atstovais ir kitais, kas dalyvavo, kaip būtų galima naudotis tą metodiką. Tai tiesiog uždavinys dirbtuvių metu buvo įvertinti 2 dalykus. Visų pirma, pasižiūrėti, kokios medžiagos mums reikėtų, kokios projektinės medžiagos reikėtų, kad būtų galima naudoti šią metodiką ir tada tiesiog išbandyti patį įrankį. Ir prieš urbanistinį forumą tiesiog kreipiausi į savivaldybės Lietuvos su klausimu, prašymu arba siūlymu, jeigu norite pabandyti sudalyvauti šitame eksperimente ir galbūt turite kažkokių aktualių projektų tai dienai, kuriuos norėtumėt, kad galėtume įvertinti arba jų dėka išbandyti tą metodiką. Tai atsiliepė keletas savivaldybių ir aš tiesiog pailiustruosiu Telšių miesto vienu projektu. Tai tuo metu buvo viešinamas projektas Infostatyboje ir savivaldybė jo sprendė klausimą dėl statybos leidimo išdavimo. Tai tiesiog matome Telšių miestas, centrinė dalis, pakrantė, geltonai yra apibrėžtas pats sklypas, sklypo 3D vizualizacija ir jo integravimas į esamą pakrantės tą panoramą. Ir projektinė tiesiog medžiaga. Ir visa tai dalyvavo 4 komandos, po kokius 5 žmonės ir jie naudodami tą medžiagą, tuos klausimus, matote jų vertinimą. Tie vertinimai tikrai nevienodi, labai priklausė nuo pačių vertintojų kvalifikacijos, nes čia dalyvavo ir jauni tik ką studijas pabaigę architektai ir beje jų vertinimas buvo pats griežčiausias, tai čia kairėje pusėje matote diagramų, kur mažiausiai balų surinkę, tai absolventai architektūros mokyklų taip vertino, kitos 3 tai kaip čia pasakyti, tokios komandos susibūrė, kad vieni tai buvo tikrai savivaldybės architektai, viena komanda buvo visuomenininkai, visuomenės veikėjai, tiesiog aktyvūs bendruomenės nariai ir dar prie vieno stalo buvo susirinkę paveldosaugos specialistai. Tai mato, tas vertinimas nėra vienodas, bet vėlgi tai yra priemonė vertintojam kalbėti, susitarti ir atkreipti dėmesį, ir kaip čia pasakyti, neatkreipti dėmesį, o tiesiog jau yra atkreiptas dėmesis į ką reikėtų žiūrėti, norint įvertinti tą kokybę. Ta iliustracija tai dėl smagumo tiesiog buvo, nes vieni vertintojai tiesiog patys pradėjo piešti projektą, koks toje vietoje turėtų būti. Tai tiek. Mano pristatymų būtų tiek. Ir dabar nežinau, kuo galėčiau padėti. Galėčiau atsakyti klausimus apie pačią metodiką, bet matyt negalėčiau atsakyti klausimus, kaip tai galėtų būti įtraukta į pirkimus, į pirkimų visą sistemą. Tai ačiū Dalia už pranešimą, tikrai buvo įdomu ir dabar galėtume tiesiog pereiti prie klausimų. Jeigu kažkas norėtų gyvai užduoti klausimą, tai siūlau kelti ranką ir tiesiog iš eilės visus klausimus pereitume. Ar kažkas turėtų noro užduoti klausimą gyvai? Kol kas rankų nematau, tai gal tada pereikime į klausimų skiltį. Mačiau, kad Diana jau atsakė į ne vieną klausimą. Štai matau vieną ranką. Vladai, kalbėkite. Labą dieną. Aš čia buvau uždavęs klausimą ir atsakyta.
kad per EPC katalogą taip pat rangos darbus gali pirkti pagal ekonominio naudingumo kriterijus. Tai gal galima tada teigti, ar galime teigti, kad mums pasirinkdam neperkančios organizacijos, pasirinkdamos kitą pirkimo būdą ne per EPC, mums teikia neteisingą pagrindimą, kuriame teigia, kad negali nusipirkti rangos darbų per EPC, kadangi nėra ekonominio naudingumo kriterijų naudot. Ar Tai tiesa? būtent, aš negaliu teikti, ką jums teikia ir negaliu pareplikuoti, bet aš galiu tik pasakyti, kas yra katalogė. Tai daugiabučių rangos darbų su projektavimu ar be projektavimo moduliai yra tiek EPC, tiek CPO katalogė. Ir jie yra veidrodinių principų, ne? Jie yra vienodi, tik su, kaip pasakyti, skirtingose katalogose per perkančiai organizacijai ir neperkančiai organizacijai. Ir toks pat ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus taikomas ir vienam, ir kitam moduliui. Ačiū. Taip, dabar gal tiesiog perskaitysiu klausimus ir gal galėsite pakomentuoti tada gyvai tos atsakymus. Gerai. Ar statybos techninės priežiūros pirkime visais atvejais reikalaujama, kad tiekėjai turėtų ISO 14001 ar analogišką aplinkosaugos standartą? Jei taip, ar to reikalauja tiek per CPO, tiek per EPC vykdomiems pirkimams? Liktai rašiau, kad, ta prasme, CPO kataloge tai tikrai nėra tokio reikalavimo tiekėjam privalomai taikyti, ne, ISO 14001. Toks, kaip pasakyti, reikalavimas gali būti, tokį išpildyti, taikymą tą ISO 4 aplinkosauginį tiekėjas gali kaip pasakyti, per ekonominį naudingumą. Jeigu taiko ISO, jisai gauna papildomus balus dėl aplinkosauginio kriterijaus. Galiu tik pareplikuoti, kad didesnė dalim turbūt mūsų tiekėjai turi tokį kriterijų. Vėlgi, aišku, užsiduokim savo klausimą, kokiais labai pridėtinę vertę kuria šitas standartas, kai žinant, kaip jisai yra išduodamas. Sakykime, gal nežinant, girdint iš aplinkos, kaip jisai yra išduodamas. Tai nežinau, ta prasme, kokią jūs labai matot pridėtinę vertę būtent šito standarto turėjimui. Be to, kad tai dabar, ant bangos. O dėl EPC, tai vat kaip ir rašiau, EPC, jeigu, sakykime, daugiabučių rangos modulis, ne, ir EPC, ir CPO katalogė, jie yra vienodi, veidrodinių principų padaryti, tai statinio statybos techninės priežiūros moduliai, jie yra skirtingi, ne, ir EPC kataloge yra net naujintas modulis, nežinau, turim dvejonių, ar jį reikėtų daryti veidrodinį kaip CPO kataloge, tai kol kas ir nesam priėmę jį atnaujinti, ne, ta prasme, bet čia gal bus ateities klausimas ir turėsim. Tai EPC, kaip pasakyti, sistema buvo uždaryta, negalėjau pažiūrėti, bet mano manimu, kad nėra šito aplinkosauginio kriterijaus, bet kuriuo atveju visi EPC irgi kataloge vykdydami pirkimą, gali, to mano galva netgi ir turi susipažinti su pirkimo sąlygomis, tai jeigu ir yra jisai taikomas, tai ten yra nurodyta. Ir tą rasti. Gerai, ačiū. Pereikime prie kito klausimo. Kaip dažnai tikrinama tiekėjų kvalifikacija, ar apskritai jie gali teikti paslaugas, ar tikrinama po kiekvieno konkurso, ar numatytas tik kažkoks periodiškumas patikrinimo? Kokią atsakomybę prisiima CPO dėl tiekėjų tinkamos kvalifikacijos teikti paslaugas? Tai vėlgi, ta prasme, vykdydama pirkimą, CPO LT nustato, ne, ta prasme, apsibrėžia objektą ir nustato reikalavimus tiekėjų atrankos patekimui į DPS-ą. Ir tuos tiekėjų atitikti tiem reikalavimam tikrina paraiškos vertinimo metu. Tai čia pirmas etapas, ne, ir po to kvalifikacija yra tikrinama periodiškai kartą per metus, siekiant užtikrinti būtent tą tiekėjų kvalifikacijos atitikimą nustatytiem reikalavimam. Skaičiau ten repliką, kad, kaip minit, sakot, galbūt per retai tikrinama, ne, ta prasme,
Nežinau, nesakyčiau, kad per retai, ane, ta prasme, aš kažkaip aplamai esu šalininkė to, kad, kaip pasakyti, nereikia stovėti prie kiekvieno su bizūnu. Aš esu šalininkė sąmoningumo ir visgi tiekėjas pats, kuris neturi teisės verstis veikla, mano galva, ta prasme, apeliuoju į sąmoningumą, kad jis ir nedalyvauja pirkimuose. Nors, aišku, yra visko, bet, ta prasme, aš labai tikiu ir tikiuosi, kad mes einam link pokyčio ir to sąmoningumo. Ir dar gal pareplikuosiu prie to pačio, ne, kad šiuo metu tas kontroliuojančių institucijų tikrinimas, tai mum irgi ką rodo, kad norint sukurti pirkimą CPO kataloge, ir dabar kursim, ne, ta prasme, ir paprastojo remonto modulį atnaujinsim, tai, kaip pasakyti, tam, kad aplamai turėtumėm galimybę kataloge įsigyti tokį objektą, tai mes einam labiau paskutinių modulių kūrimo momentais, tai labiau einam į tą tokį kelią, kad CPO LT vertins mažiau kvalifikacijos ir dalinsis su užsakovais kvalifikacijos vertinimu. Vertins mažiau kvalifikacijos būtent paraiškos vertinimo metu tam, kad tiekėjas ateitų į katalogą, ane, ir dalinsis ta pareiga dėl kvalifikacijos vertinimo su perkančia organizacija, ta prasme, iki sutarties įvykdymo, nes kitu atveju, kaip pasakyti, patys suprantat, kad objektai yra platus, ypatingai statybų reguliavimas, ta prasme, atestatai atiduodami, išskirtiniai, kaip pasakyti, grupių, pogrupių lygmenį ir taip toliau, ir taip toliau. Ir kai kuriais atvejais, ta pati statinio statybos techninė priežiūra, tai iš to ir išplaukiant, ir mes turim katalogę šitą modulį 170 kategorijų. Tai dabar, sakykime, kuriant kitus modulius naujus, vėlgi, sprendėm klausimą, arba ten 400 kategorijų, ane, arba kažkaip kitaip taikyti kvalifikacijos tikrinimą. Tai ir bandom galvoti, kad taikysim kitaip. Projektavime pradėjom iš tikrųjų tą tokį, kitokį kvalifikacijos vertinimo kampą taikyti ir, nežinau, aš pati apklausinėjau kai kurias perkančiąsias organizacijas. Ta prasme, mes netikrinom specialistų, kas anksčiau buvo įprasta, ne? Ir lygtais bent jau kol kas negirdim, kad blogumas tame, kad mes nepatikrinom specialistų, jūs patikrinot specialistus ir pats tiekėjas turi interesą turėti atitinkamos kvalifikacijos specialistą, nes kitu atveju, kaip pasakyti, bus netinkamas rezultatas, nepraeis pro kitas kontroliuojančias institucijas ir taip toliau. Tai nežinau, ar atsakiau. Manau, kad taip. Pereikime prie kito klausimo. Perkant statinę techninę priežiūrą reikia nurodyti valandas iš TDP, techninio darbo projekto. Ir pagal tai CPO sistema neleidžia nurodyti mažesnės pirkimo vertės, nei sistema skaičiuoja. Tačiau su 9 kvietimu namui skirta paramos suma yra mažesnė. Kaip teisingai nupirkti techninę priežiūrą? Ar galime CPO pirkime nurodyti mažiau valandų, nei yra techninėme darbo projekte? Ar reikia papildomai rašto ar kokio paaiškinimo? Kaip pasakyti, šitoj vietoj truputėlį replikavau šitą problematiką pristatyme, tai atsakykit man į klausimą, nežinau, gal aš irgi užduosiu. Ta prasme, jeigu pagal STR paskaičiuotos darbo valandos statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ir pas mus uždėtas ribojimas, kad ta valandinis įkainis, už kurį jis dirbtų, nebūtų mažesnis nei nustatytas šiuo metu vyriausybės, tai ta prasme, kaip gali statinio statybos techninis prižiūrėtojas, ta prasme, dirbti už mažesnį valandinį įkainį su jam numatytom atsakomybėm. Ta prasme, niekaip nesuprantu ir, kaip pasakyti, raštas šiuo atveju CPO LT nepadės, jeigu jūs neturit pakankamo biudžeto, nežinau, bet tai turbūt ir yra argumentas, kaip pasakyti, arba ieškoti biudžeto, arba tai yra argumentas nepirkti per CPO LT. Nes, ta prasme,
pas mus tiesiog sistema taip sudėliota ir mes sistemos kažkokiam konkrečiam atvejui, kad ir su jūsų raštu, argumentais mes neišjungsim. Jeigu išjungsim, tai uždarysim katalogą tada. Ačiū. Kitas klausimas, kodėl EPC nėra rangos darbų ir STP pirkimo pagal ekonominį naudingumą? Galbūt planuojate? Bet turbūt jau atsakėte. Rangos darbai yra STP, tai aš nežinau, norėjau pasitikslinti, ar tai yra statinių techninė priežiūra ar statybos techninė priežiūra. Tai, bet aišku, galvoju, bet kuriuo atveju tiek statinių techninė priežiūra, tiek statinio statybos techninė priežiūra ekonominio naudingumo nėra, kol kas ir turbūt artimiausiu metu neplanuoja būti. Gerai, dėkui. Dar vienas klausimas, kaip užtikrinamas įmonių apsivalymas po įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašus? Kaip elgtis ADM, čia net nežinau. Čia turbūt administratoriui, kai RD, nelabai, kas RD ir aš nepagavau, gal galite pareplikuoti. Tai RD įmonė po pirkimo ir sutarčių pasirašymo yra įtraukiama į nepatikimų sąrašus. Ar tai priežastis nutraukti RDS? Rangos darbų sutartį. Rangos darbų įmonė turbūt taip. Ir rangos darbų sutartį nutraukti taip. Tai, kaip pasakyti, užtikrinamas įmonių apsivalymas po įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašus. Ta prasme, įprasta įstatymo nustatyta tvarka, viešai duomenys apie tiekėjus įtrauktus į nepatikimų, į melagių sąrašą yra skelbiama. Mes tiekėjus savo sąrašą turim ir mes periodiškai kol kas rankiniu būdu tikrinamės, ta prasme, tuos tiekėjus, kurie papuola į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Jeigu tokius nustatom, jų dalyvavimą CPO kataloge stabdom, ir tada komisija kreipiasi į tiekėją dėl prašymo paaiškinti aplinkybės ir jeigu reikia, tada prašom pateikti apsivalymo priemonės ir toliau leidžiam arba neleidžiam dalyvauti DPS ir konkrečiuose pirkimuose. Tai vėlgi nežinau, ar atsakiau ir dar klausimas, kaip elgtis, po pirkimo ir sutarčių pasirašymo yra traukiama į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Kaip pasakyti, ar tai yra pagrindas nutraukti RDS? Manau, kad čia kiekvienu atveju turėtų vertintis perkančioji organizacija, ar tai yra pagrindas nutraukti sutarčiai, jeigu jau sutartis sudaryta. Mes tik turėjom situaciją, kada irgi perkančioji organizacija kėlė tokį klausimą ir mes dar jas bandėm suorientuoti, kad tas tiekėjas įtrauktas, bet ta prasme atsakymas, perkančioji organizacija pati priėmė sprendimą, kad šitas tiekėjas jų sutartį, su jais sudarytą sutartį vykdo tinkamai ir jie neturi pagrindo nutraukti su tiekėju sudarytos sutarties. Gerai, ačiū už atsakymą. Dar vienas klausimas, rangos darbų sutarties užtikrinimo ir civilinės atsakomybės draudimas pateiktas kitų ES šalių, Italijos, Rumunijos ir taip toliau. Įmonių, kurios nėra patikrintos Lietuvos banko ar Lietuvos draudikų asociacijos. Kaip elgtis administratoriai, kokias atsakomybės, jei administratorius prieštarauja tokių draudimų teikimui, kyla abejonių dėl galimo draudimo patikimumo. Kaip pasakyti, truputėlį šitą, situaciją žinom. Čia kiek man žinoma atnaujinkime miestą, gal mums žinoma per atnaujinkime miestą. Tai, kaip pasakyti, nesu gal draudimo specialistė ir sudėtinga man pasakyti, tik tais bandau gal galvoti, kad kaip bebūtų vertinimas, tai yra ir sprendimas, užtikrinimo garanto tinkamumo, priimtinumo, tai yra būtent perkančiosios organizacijos. Galvoju, ką aš daryčiau būdama perkančia organizacija, kaip ir atnaujinkime miestą šiuo atveju, kiek aš suprantu, kreipiasi ir į Lietuvos banką, ir į draudikų asociaciją, kaip pasakyti, ir niekur tų atsakymų kaip ir nėra, ta prasme, galimos rizikos, bet ar jisai teisėtas laiduotojas ar neteisėtas laiduotojas, kaip ir nieks mums nepasako to atsakymo. Tai, kaip pasakyti,
labai tikiuosi, kad pati draudikų asociacija, vat, mačiau raštą, liktais identifikuoja tą problemą ir labai tikiuosi, kad užkurs diskusiją tiek su VPT, tiek galbūt su tuo Lietuvos bankos atsakingom kitom institucijom, kurios ir padėtų tai perkančiai organizacijai, nes, kaip pasakyti, suvaldyti tokias situacijas ir kad būtų lengviau vykdyti tas sutartis ir priimti tuos sprendimus. Tai ačiū už atsakymą ir kiek matau visus klausimus perėjome, kiek tai buvo parašyta. Jeigu dar kas nors norėtų užduoti klausimą, galite užduoti ir žodžiu. Kol kas rankų nematau. Ir Tai žodžiu, turbūt- ir va, Kristina, matau. Bet vieną ranką matome. Noriu paklausti, ar seminaro medžiaga skaidrėm pasidalinsite? Tai pasidalinsime. Ačiū. Tai turbūt klausimai išseko. Ir noriu tada padėkoti mūsų pranešėjoms už tai, kad pasidalinote informaciją, kuri, manau, bus aktuali. Ir šiandien turbūt tiek. Tai ačiū Jums. Ačiū, kad išklausėt.